Negaliu pritarti šitam siūlymui ir negaliu kviesti jūsų pritarti, todėl kad ilgalaikis strateginis Lietuvos interesas yra kuo daugiau švietimo valstybinė kalba ir kad visi Lietuvos piliečiai būtų lygus prieš valstybinę kalbą ir turėtų užtikrintą prieimą prie jos. Ir ta nuostata, kurioje dabar yra daromas šitas pakeitimas, buvusi ligšiolinė įstatymo redakcijoje, ji juk būtent yra ir skirta užtikrinti, kad būtų įmanoma mokytis valstybinę kalbą visose šalies vietose. Ir toks papildymas, kurį dabar pasiūlė kolegos, jis nepapildo, neišplečia, jis apverčia esmę to straipsnio, jis iš esmės pakeičia tai, kas yra bandoma apsaugoti šito straipsniu. Tai tikrai ir ypatingai užsienio šalių, Lenkijos ar nesvarbu, kurios politikų kažkokie pasisakymai neturėtų mums būti argumentas, ką mes turėtume daryti su savo švietimo politika. Tai aš vis dėlto siūlyčiau susilaikyti nuo šitų pokyčių ir balsuoti prieš. Dėkoju, motyvai išsakyti, apsispręskime balsavimu. Užsiregistravo 103, balsavo 99, už 48, prieš 15, susilaikė 36, klausimui nepritarta.